Sveiki visi, kaip ir visada, kadangi baigėsi pirmas ketvirtis, apžvelgsim šių metų pirmą ketvirtį. Nors dabar jau yra ketvirto mėnesio pabaiga, tai visų pirma apžvelgsim pirmą ketvirtį, bet kadangi nuo balandžio mėnesį vyko ganėtinai rimtų pokyčių, tai pasižiūrėsim ir situaciją šiai dienai. Tai kaip visada, apžvelgsime pagrindinių turto klasių rezultatus, ką rodo makroekonominiai rodikliai, palūkanų normos, infliacijos lūkesčiai, pasižiūrėsim dar kartą analitikų prognozes, ar jos pasikeitė ar ne šiem metam, nes metų pradžioje galimai vienos buvo, gal dabar jos kitos, ar jos pagerėjo ar pablogėjo. Taip pat pabandysim įvertinti, kadangi karas kovo mėnesį Irane prasidėjo, jau, kaip sakant, jeigu neklystu, čia turime mes jau praktiškai 2 mėnesiai į pabaigą eina, tai irgi papjaustėm istorinius variantus, kas būdavo, kaip klostydavosi akcijom per šitus periodus, tai apie tai irgi pasikalbėsim. Ir pabaigoje klausimai, atsakymai, turėsit klausimų, ypač jeigu apie investicinę sąskaitą, tai tą irgi pabandysim atsakyti. Taigi pradėkim nuo pirmo ketvirčio rezultatų. Čia kaip visada pateikėm lentelę, kur yra mūsų analizuojamos pagrindinės turto klasės, turto klasių rezultatai eurais yra, tai reiškia, ar tai yra JAF akcijos, ar tai yra JAF nekilnojamas turtas, ar tai yra auksas, viskas yra išversta į eurus, kad būtų palyginama. Ir toks bendras turbūt atsakymas arba bendras apibendrinimas pirmo ketvirčio būtų toksai, kad pirmi 2 mėnesiai buvo ganėtinai optimistiniai. Ir tada kovo mėnesį prasidėjo karas, turto klasės didžiąja dalim koregavosi ir tas matosi atitinkamai ir užsidarius pirmam ketvirčiui. Reiškia, pati geriausia investicija pirmo ketvirčio yra žaliavos, žaliavų krepšelis, jame dominuoja be abejo energetinės žaliavos, tai plus 40%. Jeigu pasižiūrėti pastarųjų 5 metų istoriją, tai turbūt į akis krenta iškart 22 metai, kai žaliavos buvo viena iš 2 pelningų turto klasių ir pati pelningiausia, kas 22 metais nutiko, turbūt visi atsimenat, Rusija užpuolė Ukrainą ir vėlgi tai buvo tam tikras žaliavų šokas. Tai šie metai kol kas taip netokie raudoni, bet vis tiek mes turim žaliavas ir auksą kaip 2 lyderiaujančias turto klases ir žaliavos ganėtinai stipriai išsiskiria. Jeigu toliau žiūrėt, tai matom, kad dauguma akcijų regionų, tai ar žiūrėsim regionais, ar žiūrėsim sektoriais, irgi sugeneravo teigiamą grąžą. Jinai buvo nedidelė sąlyginai, jeigu lyginsim su žaliavom, bet bendrai, tarkim, išsivystęs pasaulis be JAF apie 4,7%, JAF mažos kapitalizacijos akcijos, pavyzdžiui, irgi neblogai apie 4% pliusas, bet iš esmės įdomu tai, kad visi šitoje vietoje analizuojami regionai išskyrus JAF akciją sugeneravo teigiamą grąžą. Tai kaip mes praeitais metais turėjom situaciją, kai JAF akcijos iš esmės buvo viena iš silpniausių geografiškai akcijų regionų. Pinigai atrodo keliavo iš JAF akcijų į kažkur kitur, į besivystančias rinkas, į Europą ar panašiai. Tai atrodo, kad šių metų pirmas ketvirtis ta tendencija vis dar išsilaikė. Truputį galbūt balandis pakeitė, bet dar vis tiek JAF nesugrįžo į lyderių pozicijas. Tai kaip matom, tie metai tikrai buvo tokie truputį pliuso, truputį minuso ir kardinaliai išsiskiria žaliavos pagrinde dėl vieno įvykio, kuris vis dar tęsiasi iki šios dienos. Kaip matom, JAF akcijos su besivystančių rinkų obligacijomis šiuo metu, tiksliau ne šiuo metu, pirmą ketvirtį fiksavo didžiausią minusą. Tai čia jeigu pasižiūrėsim pirmi 3 mėnesiai, dabar pabandžiau aš atnaujinti duomenis ir jeigu kas nepastebėjo, tai tas pirmasis stulpelis jisai pasikeičia ir čia yra situacija vakar dienai. Tai kaip matome, balandis jisai buvo pozityvus. Jeigu taip skaičiuoti, tai akcijos įvairių regionų, turbūt sakyčiau, nuo kokių +6 iki +10% per balandį.
Tai va, jeigu prieš tai turėjom pasaulio akcijų rezultatą nuo metų pradžios apie 0, tai vakar dienai apie 7%. Su JAF akcijom panašiai, bet kaip matome vis tiek tos lyderiaujančios turto klasės, tai yra akcijų, jeigu žiūrint. Tai mes turim JAF akciją silpniausią, bet yra besivystančių rinkų akcijos nuo metų pradžios 10% vertės akcijos, tai čia yra pasaulio vertės akcijos vadinamos value stocksai apie 13%. Ir panašiai. Tai JAF akcijos nors ir balandį atsitėsė gana stipriai, tačiau vis tiek dar yra prie tų mažiausiai šiais metais brangusių akcijų regionų. Žaliavos per šį mėnesį su auksu ganėtinai neženkliai pasikeitė, tai ten apie 0 plus minus, bet vis tiek žaliavos vis dar išlieka lyderiaujantį turto klasę. Tai apie visą tai pasišnekėsim, nes vėlgi čia daug kas gali klausti, o tai kas nutiko, kad balandį taip stipriai viskas atsitėsė. Ir man tai nebūtų taip lengva paaiškinti. Iš vienos pusės be abejo, čia tas pagrindinis ralis startavo tada, kada tas vadinamas paliaubas paskelbė ir atidarė Hormūzo sąsiaurį, bet kad tas Hormūzo sąsiauris jisai vis dar nėra atidarytas, ta prasme, laivai neplaukia. Tai kaip ir lyg tai nėra to optimizmo, jisai nenutiko tai, kas turėjo nutikti, rinka atsitėsė, bet, reiškia, įvykiai jie vis dar nėra, kad susitvarkė ir esame taikoj. Bet prie to prieisime. Tai dabar apžvelgiam bendrai turto klasių rezultatus, jeigu pažvelgsime į mūsų valdomų fondų pirmo ketvirčio rezultatus, tai yra nuo praeitų metų pabaigos iki kovo 31 dienos, tai iš esmės pamatysim ganėtinai panašią situaciją, kad įvairūs akcijų regionai iš esmės buvo pliuse, tik tai išskyrus technologijų akcijas, kurios nuo metų pradžios buvo šiek tiek pasikoregavusios. Didžiausią rezultatą sugeneravo tokie fondai kaip, tarkim, Future Megatrends fondas, kuris kažkokią dalį investavo į alternatyvios energetikos sektorių, kuriam buvo ganėtinai geras periodas naftos brangimo kontekste, taip pat metalų ir kasybos fondas ganėtinai stiprų rezultatą parodė. Tuo tarpu kiti fondai, kitos investavimo kryptis, jos buvo maždaug per vidurį ir obligacijom šie metai buvo tokie silpnesni, arčiau 0 rezultatas. Tai vėlgi aš tiesiog pakomentuočiau, kad fondų rezultatai buvo natūraliai ganėtinai panašus į įvairių turto klasių rezultatus, priklausomai kokia yra konkretaus fondo strategija ir į kokią turto klasę ar į kokį regioną investuojam. Tai toks tas pirmas ketvirtis. Sekantis dalykas, kaip visada pasižiūrim, kas vyksta su verslo ciklu, kurį mes vertinam stebėdami aplenkiančius indikatorius. Tai yra vadinamasis OECD skaičiuojamas G20 valstybių toks akumuliuotas verslo ciklo rodiklis. Jisai gali kilti, gali kristi, jo vertė gali būti virš 100, gali būti žemiau 100, bet bendra išvada yra tokia, kad jeigu šio rodiklio reikšmė yra auganti, kylanti, kaip kad matom šiuo metu vis dar yra, tai reiškia, kad pasaulio ekonomika ar tos didžiosios G20 šalys, jos yra augimo tendencijoje ir tokioj situacijoje vis dar palankiau yra investuoti į rizikingesnį turtą arba tas pačias akcijas. Be abejo, čia reiktų akcentuoti tai, kad šitas rodiklis yra truputį vėluojantis, tai reiškia, kad mes, tarkim, paskutinė reikšmė, kurią turim, yra kovo mėnuo. Tai kaip kitą mėnesį, gegužę, turėsim balandžio duomenis, galbūt jau ir situacija bus suprastėjusi. Bet kol kas tie duomenys, kuriuos mes turim, jie rodo, kad yra ekonomikos augimas, bet tikrai nenustebčiau, jeigu pamatytume kažkokį pokytį, nes stipriai šovusios naftos kainos natūraliai jos turės bent jau tam tikriem sektoriam arba tam tikrom šalim tam tikrą neigiamą įtaką, nes pabrangusios žaliavos, transportavimas, trąšos arba netgi jų negavimas
gali turėti tam tikrų pasiekmių. Turbūt esat girdėję tiek Lietuvoje įvairūs ekonomistai kalba apie šitus dalykus ir tai gali turėti įtakos, bet kol kas paskutiniuose rodikliuose, kuriuos turime, mes šito nematome. Tai va, kalbant apie tų rodiklių, sakykime, logiką ar statistiką, tai aš pasikartosiu, kas dalyvauja ne pirmą kartą, tikrai yra matę šitus skaidrės. Tai pati logika aplenkiančių indikatorių, kodėl mes juos naudojam ir ką jie gali mums padėti atsakyti, tai yra, kad tuo metu, kai aplenkiančių indikatorių vertė auga, arba kitaip tariant, pasaulio ekonomika yra augimo stadijoje, pasaulio akcijų indekso vidutinė mėnesinė grąža yra beveik dvigubai didesnė negu šiaip vidurkis. Tai reiškia, kad tuo metu, kai indikatorius rodo augimą, investuojant į akcijas galima tikėtis dvigubai didesnės grąžos negu per visą periodą vidurkis. Tuo tarpu, jeigu mes pasižiūrėsim, o kiek akcijos generuoja grąžos tais periodais, kai aplenkiantis indikatoriai krenta arba kitaip tariant ekonomika lėtėja, ta grąža yra artima nuliui. Tai čia toks yra tasai skirtumas ir bendra žinutė yra ta, kad investuoti į akcijas, tai yra į verslą, kai ekonomika auga, yra dvigubai geriau. Ir kol kas mes vis dar turime tokią situaciją. Galbūt, kai kitą kartą kalbėsime, situacija bus pasikeitusi, bet šiai dienai yra taip, kaip yra. Tai čia buvo ta, sakykime, tokia makro dalis. Kitas rodiklis, ką mes žiūrim, tai yra infliacija ir palūkanos. Tai dabar su infliacija yra situacija tokia, kad taip, infliacija jau buvo stabili. Paskutinėje apžvalgoje, aš visada, paskutinėse keliose turbūt apžvalgose, aš vis naudodavau tokią frazę, kad infliacija stabilizavosi. Dabar aš parašiau, kad buvo stabili. Ir šitoj lentelėje mes dar labai didelių infliacijos šuolių nematom. Jeigu pasižiūrėsim, pavyzdžiui, eurozoną, kur čia yra eurozona, infliacija vasario 1,9. Tai sakykime, tokia raudona arba kitaip tariant truputį jau padidėjusi infliacija yra UK, Amerikoje apie 3–2,5%, bet nemažoji daly Europos šalių jinai buvo ganėtinai normaliai iki 2%. Bet kodėl buvo stabili? Todėl, kad tai yra vasario duomenys ir neturim kovo duomenų, o jeigu pasižiūrėsim į rinkos, reiškia, aš čia peršoksiu truputį porą slaidų, į rinkos į lūkesčius dėl infliacijos, tai jie kardinaliai pasikeitė prasidėjus karui ir pabrangus naftai. Ir čia turbūt buvo vienas iš tokių pagrindinių driverių, kuris įtakojo tiek palūkanų normų lūkesčius, tiek infliacijos lūkesčius, tiek įmonių akcijų kainas ir daugybė kitų dalykų. Tai jeigu pasižiūrėsim, čia yra toks, tai nėra kaip pats infliacijos rodikliai, bet tai yra tam tikras rodiklis, kuris parodo, kokios infliacijos tikimasi po metų, tai yra Amerikoje, Eurozonai ir UK. Ir kaip matome, nuo maždaug šito taško labai staigus infliacijos lūkesčių šuolis įvyko. Pavyzdžiui, Eurozonai buvo tikimasi apie 1,7% infliacijos ir staiga šoktelėjo iki beveik 3,5%. Amerikoje, kas yra ta pilka linija, vėlgi buvo apie 2,5% ir šoktelėjo iki maždaug 3,5%. Tai ir tas nutiko, jeigu taip žiūrėti dienomis, tai iš esmės kada prasidėjo, tai buvo kovo 1 diena, jeigu aš neklystu, ir nuo to gana ženkliai pradėjo koreguotis infliacijos lūkesčiai į viršų. Tas koreguotis, tai reiškia, tiesiog šiuo atveju aš naudoju, kad didėti. Ir kitas labai įdomus dalykas, šitam grafike mes matome, kokie buvo rinkos lūkesčiai, tai reiškia, kokie bus palūkanų pokyčiai centrinių bankų. Tai yra JAV centrinio banko, Europos centrinio banko, UK, Šveicarijos ir Japonijos. Ir pilkas tulpelis rodo, koks buvo lūkestis metų pradžioje, arba kitaip tariant, kiek palūkanų mažinimų rinka tikisi iki 26 pabaigos, bet čia buvo metų pradžioje lūkestis, o mėlynas spalva rodo dabar.
Tai kas nutiko, kad jeigu Amerikoje rinka tikėjosi, kad JAV centrinis bankas palūkanas mažins 60 bazinių punktų, tai čia daugiau negu 0,5%, tai dabar jau praktiškai nebesitikė, kad palūkanas mažins. Jeigu Europoje rinka tikėjosi, kad palūkanų jau nebemažins arba mažins labai labai nedaug, tai dabar rinka tikisi, kad iki metų pabaigos gali būti palūkanos padidintos maždaug 70 bazinių punktų. Ir kaip matome, tie centrinių bankų palūkanų, lūkesčiai pasikoregavo visur į viršų. Tai reiškia, jeigu tikėjosi mažinimo, tai jo nebesitikė, jeigu tikėjosi, kad stabilios bus, tai tikisi labiau netgi, kad jos bus didinamos. Vėlgi tai yra susijęs su palūkanų padidėjimu, infliacijos lūkesčių padidėjimu ir panašiai. Jeigu mes sugrįšime skaidrę atgal, tai pamatysim tiesiog, kur dabar yra JAV ir Europos centrinių bankų nustatytos tos bazinės palūkanos. Europoje yra apie 2%, Amerikoje žemiau negu 4%. Tai kaip matom, jos sumažėjo per paskutinius ten porą metų ar metus, bet jeigu dabar peršoksim į ateitį, ko rinka tikisi, tai čia šitose skaidrėse mes matome, ko rinka tikėjosi metų pradžioj. Ir galite pasižiūrėti, ECB buvo apie 2% ir tikėjosi, kad po truputį ten 27 ar po truputį pradės didėti. Tai čia dabar yra. Tai mes turim labai staigų padidėjimą. Vėlgi, čia yra lūkestis, tai nėra mūsų prognozė, tai nėra kažkokio banko prognozė, tai yra tiesiog ką šiuo metu rinkai skaičiuoja per įvairius, sandorius. Ir bendra išvada tokia, kad rinka, kaip minėjau, tikisi, kad per ateinančius 12 mėnesių JAV palūkanų normos sumažės labai neženkliai. Jeigu prieš tai tikėjosi, kad sumažės kokių 3%, to nebesitikė. O ECB atveju rinka tikisi, kad maždaug 0,7 palūkanos padidės. Prieš tai tikėjosi, kad jos išliks labai labai panašios, kaip kad buvo. Tai dabar reiškia, šoktelėjo naftos kaina, ženkliai šoktelėjo, pasikeitė infliacijos lūkesčiai, padidėjo infliacijos lūkesčiai, pakilo palūkanų normos, kur nekilo, tai Lietuvos bankų indėlių palūkanų normos kol kas nepadidėjo, bet gal ir jie prisitaikys prie tos situacijos. Tai padidėjo lūkesčiai, kad dėl palūkanų normų kelimo, nes centrinių bankų vienas iš uždavinių yra infliaciją kažkokią formą valdyti, o vienas iš tų veiksmų, ką jie daro, tai yra koreguoja palūkanų normas. Jeigu infliacija maža, tai gali mažinti jas, jeigu infliacija didelė, atitinkamai gali didinti. Tai čia tokie tie pokyčiai iš infliacijų palūkanos perspektyvos. Ir jeigu žiūrėti kovo mėnesį, tai kai staiga kilstelėjo palūkanų normos, tai reikia suprasti, kad kai analitikai vertina įmonių kainas arba bando prognozuoti, kiek įmonės uždirbs ateityje ir tada vertina įmonių vertės, kiek galėtų jos kainuoti, jie naudoja tas vadinamas risk-free palūkanų normas arba nerizikingų obligacijų, tai gali būti Vokietijos arba Amerikos palūkanų normas. Ir jeigu tos palūkanų normos pakyla, tai atitinkamai, kai diskontuoja ateities pinigų srautus iš šiandien, vertė sumažėja. Tai maždaug 0,5% ar ten panašiai pakilusios palūkanų normos, gana greitai matėm, akcijų kainas pakoregavo 5, kai kur 10%. Be abejo, tose šalyse, kur nafta iš artimųjų rytų sudaro didelę dalį, ten kaip Korejoje, Japonijoje ar panašiai, ten akcijų kainos koregavosi dar daugiau, nes tikėtina, kad jie turės daug didesnę problemą su tom pačiom kuro kainom, transportavimo išlaidom ir panašiai. Bet dabar perėjom jau labiau prie akcijų ir kai kalbam apie akcijas, aš visada sakau, pabandykim pasižiūrėti ne tik tai, kiek pasikeitė akcijų kainos, bet man patinka išskaidyti tuos, vadinkim, kriterijus arba sudedamasias dalis, kas įtakojo tą akcijų grąžą. Ir kaip žinome, ilgainiui akcijų grąža iš esmės yra du
du ingredientai, tai yra pelnų augimas ir dividendai. Ilgainiui tai pelnų augimas ir dividendai sudaro visą akcijų gražą. Trumpų periodų mes turime tokius, dar vieną tokį sudedamą dalį, kaip šitas spekuliacinė grąža, vieni vadina, kiti vadinama multiple pokytis, arba, tai kitaip tariant, kiek pelnų mokama už tą patį pinigų, už tą patį uždirbtą dolerį ar eurą. Tai va, tai šiais metais, jeigu žiūrėti 26 pirmas ketvirtis ir žiūrėti būtent tą mėlyną spalvą, tai yra pelnų įtaka. Čia yra grinai earnings, tai yra pelnas. Visi analizuojami regionai - Japonija, besivystančios rinkos, Eurozona, US, Kinija, išskyrus Kiniją. Visur generavo teigiamą grąžą iš pelno pusės. Bet mes turim ganėtinai ryškę, ypač Amerikoje, tiksliau ypač besivystančiose rinkose ir gana stipriai Amerikoje, neigiamą pilką stulpelį, o tai yra tas vadinamas multiple pokytis, arba kitaip tariant, tas PA rodiklis. Jeigu jisai sumažėja, tai jisai turi neigiamą įtaką. Ir čia yra grinai tas lūkestinis efektas. Reiškia, prieš tai investuotojai buvo optimistiškiau nusiteikę, jie mokėjo, pavyzdžiui, 20 metinių pelnų, dabar įvyko pokyčiai, pakilo palūkanos, pabrango nafta, investuotojai labiau užsigando, jie pardavinėja akcijas ir jau, tarkime, moka tik tai 18 metinių pelnų. Tai vat, nors įmonės tai neuždirbo mažiau pelno, jos galimai uždirbo gal ir daugiau pelno, bet grinai tas lūkesčio pasikeitimas, jisai turėjo neigiamą įtaką kainai. Tai va, ir kaip matome, šiais metais, pavyzdžiui, besivystančiose rinkose pelnai augo gana ženkliai, bet tas vadinamas multiple traukėsi ir bendras rezultatas, čia doleriais vertinant, jisai artimas nuliui. Amerikoje irgi mes turėjom, kad bendrai įmonės uždirbo pelną, jau ir per pirmą ketvirtį, bet kadangi įverčiai mažėjo, tai pati galutinė akcijų grąža, jinai buvo artima nuliui. Ir kad Labai svarbus momentas ir aspektas, tai ką reiškia tai investuotojams. Ką reiškia investuotojams multiple, kai jis yra neigiamas, ir ką reiškia, kai jis yra teigiamas, kai buvo 25 metais. Aš čia... Pigu yra du žodžiai, kurie supranta paprastai investuotojai, gal panaudojant tos žodžius, mes galim supaprastinti išvadą investuotojų. Jo, kad kitaip tariant, tai reiškia, jeigu įmonės uždirbo pelno, bet vertė net sumažėjo, tai reiškia, kad tas akcijos jos tapo gerokai pigesnės. Tai va, tai čia ir bendra taisyklė yra tokia, tai nėra 100% taisyklė, bet iš esmės perkant pigesnės akcijas ateityje tikėtis gali uždirbti daugiau. Tai jeigu mes imsim kažkokį vidurkį, pavyzdžiui, vidutinis PA rodiklis Amerikos rinkoje yra 16-17. Vidutinė grąža investuojant per ilgą laikotarpį yra, tarkime, 9 ar 10%. Tai jeigu investuoji, kai tas rodiklis yra didesnis, tai ilgainiui grąžos tikėtis reikėtų mažesnės negu tas vidurkis. Jeigu investuoji, kai tas rodiklis yra mažesnis negu vidurkis, tai tikėtis gali didesnės grąžos. Tai su JAF rinka dar nėra taip, kad jinai yra įvertinta vidutiniškai, jinai vis dar yra tarptų brangesnių ir aš tą pakomentuosiu toliau, bet bendrai žiūrint, jeigu mes turim tokią situaciją, kad įmonės uždirba pelną, bet kainos jos mažėja dėl to, kad PA mažėja, tai reiškia, kad akcijos tampa pigesnės ir investuojant į pigesnį turtą, grąža ateities dažniausiai yra didesnė. Vėlgi, čia negalim taip suvesti, kad tai dabar po metų tikrai uždirbsiu daugiau ar mažiau, čia vėlgi mes turim tą vidurkių, sakykime, problemą, kad gali būti tam vidurkį, gali būti pasiskirstimas irgi tarp kažkokio neigiamų ir teigiamų rezultatų, bet on average tai yra vidutiniškai, tai yra pigesnės akcijas pirkti geriau. Tai dabar, kai kalbame apie tos įverčius, aš noriu visų pirma pasižiūrėti JAF akcijas. Tai va, kovo pabaigoje JAF akcijos kainavo, reiškia, apie 20 metinių pelnų. Čia yra žiūrima forward PA rodiklis, čia dabar nesigilinsim į tai, bet jeigu žiūrėt prieš tai kainavo maždaug 23 metinius pelnus. Tai va, tai reiškia, vasario pabaigoje mokėjo 23 metinius pelnus, kainos nukrito, rodiklis pasikoregavo, dabar maždaug
19,7 metiniai pelnai. Tai vat, šitiek per vieną mėnesį atpigo. Kitaip tariant, galim taip juokauti, atsiperkamumas pagerėjo 3 metais. Tai va, bet jeigu žiūrėt grinai JAF akcijas, mes vis dar matom, kad jos yra brangesnės negu ilgalaikis vidurkis. Vat, ilgalaikis vidurkis yra, kaip minėjau, apie 17. Na, čia rašo 17,2. Tai jos vis dar yra virš to vidurkio ir vis dar yra sąlyginai brangios. Dabar jeigu pasižiūrėsim ne tik JAF akcijas, tai vat, šitas tulpelis, jisai iš esmės tai yra prieš tai rodyto grafiko kitoks atvaizdavimas, tai čia mes turim tą ilgalaikį vidurkį, čia mes turim dabartinę situaciją, čia mes turim pasiskirstimą paskutinių 25 metų grubiai. Tai koks buvo pigiausias įvertis JAF akcijų, koks buvo didžiausias ir kur mes esam dabar. Tai kaip matom, JAF akcijos yra prie brangesnių. Išsivyščiusios rinkos, kuriuose dominuoja JAF akcijos, apie 70% išsivyščiusių rinkų yra JAF akcijos, jos irgi yra sąlyginai brangesnės. Pasaulis tai yra tiek išsivystęs, tiek besivystantis irgi. Bet jeigu žiūrim Japoniją, jeigu žiūrim Europą be UK, reiškia Aziją be Japonijos, besivystančias rinkas ar Kiniją, visos šitos rinkos yra labiau prie to istorinio vidurkio. Tai čia porą dalykų galim akcentuoti, kad, kaip matom, imant paskutinius, grubiai 25 metus, nes čia yra maždaug nuo 2000 metų vidurkiai skaičiuojami, tai JAF akcijos, jos šiaip vidutiniškai yra brangesnės negu, tarkime, Europos ar besivystančių rinkų akcijos. Tai kažin ar būtų logiška lyginti JAF 17 PE ir Kinijos PE 12. Tai ta prasme, kad Kinijai 12 buvo normalu, JAF 17. Bet lyginti, kur yra konkreti šalis su savo istorija, tai yra, manau, labai racionalu. Ir kaip matome, iš esmės, didžioji dalis rinkų yra įvertintos normaliai, išskyrus JAF. Tai JAF turi šiai dienai premiją. Vis dar JAF akcijos turi premiją, manau, didžiąją dalimi dėl to, kad JAF rinkai dominuoja technologijų įmonės, o technologijų įmonių pelnų augimai ir buvo ir tikėtina bus didesni negu bendrai rinkos ar atskirų šalių. Tai va, apie tai dar galim bus irgi pašnekėti, bet čia mes matom tokį įdomų dalyką, kad, kaip minėjau, Europa, besivystančios rinkos, ta pati Kinija, šitų regionų akcijos yra įvertintos istoriškai ties vidurkiais, tai galim sakyti, kad jos nėra nei brangios, bet nėra ir pigios, jos yra normaliai vertintos, tačiau JAF akcijom iš esmės reikėtų sakyti, kad jos yra kažkiek pervertintos. Ir jeigu žiūrėsim įvairius ten tokius modelius, kurie prognozuoja ateities grąžas, tai JAF rinkai, kadangi tie įverčiai yra ganėtinai dideli, jos yra sąlyginai brangios, tai daug kas skaičiuoja mažesnę grąžą žiūrint į ateitį. Kas galbūt dabar daugam atrodo keista, nes, taip palauk, jeigu tikimasi didesnio augimo, tai kodėl ta grąža mažesnė. Bet, dauguma tų modelių vis tiek prognozuoja, kad tas pelno augimas jisai arties prie vidurkio. Ta prasme, kad jis amžinai toks nebus, bet dirbtinis intelektas, efektyvumas galbūt tą ir pakoreguos, nežinau. Tai va, dar prieš pereinant toliau dar norėjau sugrįžti ir parodyti, kaip sekėsi tom vadinamom Magnificent 7 įmonėm, kurios ganėtinai stipriai traukė visą pasaulio akcijų rinką, visą JAF akcijų rinką. Tačiau šie metai buvo kovo mėnesio pabaigoje, buvo išskirtiniai tuo, kad praktiškai visų akcijų grąža šiais metais buvo mažesnė už S&P. Tai jeigu pasižiūrėtumėte į šitą lentelę, čia yra kiekvienų metų bendrai JAF grąža, tada tų Magnificent 7 grąža, visų kitų grąža ir kaip matome praktiškai kiekvienais metais, 22 metais buvo, sakykime, didesnis kritimas Magnificent 7, bet čia didesnis kilimas ir dabar vėl, kai kritimas, jisai irgi didesnis. Tai kitaip tariant, jeigu kyla daugiau, bet jeigu krenta daugiau, reiškia rizika šitų įmonių arba investuojant į šitas įmonės yra didesnė,
svyravimo amplitudė, bet kitas dalykas, čia yra pelnų augimo tempai ir ko tikisi 26 metais. Jeigu iš JAF akcijų bendrai tikisi, ne iš JAF akcijų, iš tų 493 įmonių tikisi maždaug 14% pelno augimo, tai iš tų 7 Magnificent 7 įmonių tikisi beveik dvigubai didesnio pelno augimo. Ir pelno augimo tempai buvo gerokai didesni tose įmonėse. Tai iš dalies yra priežastis, kodėl už JAF akciją yra mokama daugiau. Jeigu pelnai auga 20%, tai ir už tą akciją ar už tą rinką mokėti 20 metinių pelnų yra normalu, nes augimas jisai atpirks tą brangumą. Europa taip neaugdavo. Ir jeigu grįžtume prie lūkesčių, ko tikimas iš pelnų, akcijų pelnų šiais metais, tai kaip minėjau, JAF akcijos, maždaug bendrai JAF akcijos, tai čia visos JAF akcijos apie šiais metais, kiek čia 17-18% pelno augimo tikimas. Tai dabar įsivaizduokim, jeigu per metus akcijos nepabrangsta, bet pelnai paauga 20% beveik, tai jos realiai atpinga 20%. Ar tai bus ar nebus, kol kas mes nežinom, bet ką šitoje vietoje matome, stulpeliai rodo, kad visi regionai, pasaulis, JAV, Europa, UK, besivystančios rinkos, Kinija, šiais metais tikimasi įmonių pelnų augimo, tačiau išsiskiria besivystančių rinkų regionas, kuriame yra ir ta pati Kinija, bet yra ir kitos šalis, ten Indija yra, Taivanas ir panašiai. Tai kardinaliai, dvigubai beveik. Tikimasi pelno augimo apie 30%. Tai čia yra, iš esmės, tas pats, tik tai, kad grafiškai atvaizduota. Tai mes turim labai įdomią situaciją, kad besivystančių rinkų akcijos, jos istoriškai vertintos, taip, sakykime, apie pastarųjų 25 metų vidurkį. Tai ta prasme, jos tikrai nėra brangios, jos nėra super pigios, bet jos yra vertintos normaliai, bet taip pat ir pelnų lūkestis yra pats didžiausias, kalbant apie šitus kelis regionus. Tai kaip dalinausi socialiniuose tinkluose, tai yra ganėtinai retas atvejis, kai mes turim ir mažas, ir sąlyginai pigesnės akcijas ir ganėtinai didelį pelno augimo potencialą. Be abejo, čia šitoje vietoje reikėtų suprasti, kad čia yra rinkos lūkestis, kuris gali keistis pasikeičiant situacijai, bet situacija yra tokia, kokia yra ir šiai dienai turbūt reikėtų šitoje vietoje akcentuoti, kad tam tikri synergy fondai, kaip pavyzdžiui Momentum fondas arba Global Equity fondas, tai viena iš topinių pozicijų yra besivystančios rinkos ir jau ne pirmas mėnuo. Tai jeigu ta tendencija laikysis, tai mes tuo pasinaudosim, jeigu nekeisis, tai tikėtina reikės adaptuotis, kažkaip kitaip peržiūrėti portfelius, bet šiai dienai, tarkim, tokiam scenarijui tam tikri fondai yra pasiruošę. Ir pabaigai pasilikau, nežinau, čia ar tokį negatyvę ar pozityvę skaidrę, kalbam apie karą, geopolitinius šokus, bet skaičiai labai skirtingi arba kitokie negu dauguma įsivaizduoja. Tai kai prasidėjo karinis tas Irano, sakykime, karas, ar karas Irane, ar kai Amerika užpuolė Iraną, nežinau kaip čia sakyti, reikėtų teisingai, korektiškai, bet kai Trumpas, ar nežinau, ten Izraelis, sakykime, atakavo ir amerikiečiai prisijungė, tų teorijų įvairių yra, bet natūraliai visiems buvo toks padidėjusi baimė, kas čia dabar bus. Ir pirmą mėnesį rinka sureagavo tikrai neigiamai. Ir tą mėnesį dabar aš bijau sumeluoti, bet turbūt kovo pirmoji pusėje mes su Luku pasidarėm tam tikrą įrankį, kur galima pasižiūrėti, pasianalizuoti, kas būdavo su pasaulio akcijom, kai prasidėdavo kažkoks karinis konfliktas. Šitą įrankį galite surasti mūsų edukacinį svetainį investavimas.lt prie laboratorijos ir galite ten pasirinkti, kokius norit konfliktus, ką norit įtraukti, ką norit išmesti, pažiūrėti, kas būdavo, bet mintis yra tokia, kad yra įvairūs konfliktai, čia nuo 79 metų, irgi Irano, tas, sakykime, senasis konfliktas, čia yra
koks buvo kritimas per tą konfliktą. Ir čia toliau mes žiūrime ir svarbiausia turbūt, kas vyko po 6 mėnesių, po 12 mėnesių, reiškia po metų, po 2 ir po 3 metų su pasaulio akcijomis per tą konfliktą. Na ir tada pabaigoje mes turime tam tikrą vidurkį. Va, čia yra vidurkiai, čia yra kiek teigiamų scenarijų buvo, o čia yra bendrai imant visą pasaulio akcijų indekso statistiką, tai reiškia nevertinant kažkokių išskirtinių atvejų. Tai kokia įdomi išvada buvo, kad jeigu investuojate į pasaulio akcijas to mėnesio pabaigoje, kada prasidėjo konfliktas, jūs po 6 mėnesių esate plus, kiek čia, 8%, po metų esat maždaug plus 14%, po 2 metų esat plus 26%, po 3 metų esat plus 40%. Čia yra vidurkis, investavus karinio konflikto pradžios mėnesio pabaigoje. Nežinau, ar supratot, bet reiškia, kada prasidėjo konfliktas, to mėnesio pabaigoje. Išlaukėt šiuo atveju kovo pabaigos ir investavo. Ir tie skaičiai investuojant konflikto pradžios mėnesį, reiškia, investicijų į akcijas rezultatai yra geresni negu vidutiniškai. Tai kitaip tariant, konflikto pradžioje investuoti yra liktai statistiškai pelningiau negu bet kada, bet kuriuo kitų metu. Ir tikimybės, pavyzdžiui, nustebino labai tai, kad visais atvejais po 3 metų yra pliusas. Tų atvejų nebuvo daug, čia apie 10, bet visais atvejais po 3 metų buvo pliusas, išskyrus vieną atvejį, tai yra čia Sirijos berods tas konfliktas. Šie metai atrodo gali įeiti į istoriją tuo, kad bus vieni iš geriausių, jeigu kažkaip pridėsim dabartinį konfliktą ir vienas mėnuo bus plus 9%. Tai tą padarius kovo pabaigoje dabar būtų ypač neblogas startas. Mes vėlgi nežinom, kaip toliau klostysis ta situacija, tai man žiūrint iš paprasto vartotojo pusės tikrai galėčiau sakyti, kad kelia nerimo ta prasme, kad vyksta cirkas ir sunku suprasti dabar, kur ten kieno strategija, kur ten yra chaosas, kas ten, kokie tie tikslai. Faktas, kad nieks ten greit neįvyko, kaip kad buvo sakoma, kad čia porą dienų ir viskas tvarkys, arba užtruks savaitę ar kelias savaitės, jau mes einam į 2 mėnesius, tai tikrai atrodo dar ne pabaiga, bet imant šitą statistiką, kurią turim, atrodo, kad per tuos tokius pesimistinius momentus labiau apsimoka juos išnaudoti investuojant negu bijant. Ką šiaip psichologiškai ganėtinai sunku padaryti, bet dabartinė situacija kol kas susiklostė taip, kad ir šį kartą atrodo pasinaudojus būtų buvęs geras momentas. Tai čia turbūt iš prezentacijos pusės pagrindinius momentus paliečiau, apibendrinant išvados būtų tokios. Tai yra, kad metų pradžia buvo nervinga, bet bendrai jau finansų rinkos, jeigu kalbant ypač apie akcijas, atrodo, kad labiau nuotaikos išlieka optimistinės. Aplenkiantys indikatoriai vis dar signalizuoja augimą, stebim naujausius rodiklius ir žiūrim, ar pabrangusi nafta, padidėjusios palūkanos, kažką keičia ar ne. Didžiausias pokytis, kaip jau minėjau, įvyko prasidėjus Irano konfliktui, pabrango nafta, padidėjo infliacijos lūkesčiai, pakilo palūkanos, reiškia, ir pasikeitė palūkanų normų lūkesčiai, kad jos didės. Tai jeigu situacija nesustabilizuojasi ir turim vis dar naftos kainą $100 plus minus, tai vienareikšmiškai turės įtaką infliacijai, didės jinai ir tai nes nekalbu apie Lietuvą, čia kalbu globaliai ir tai gali turėti tam tikrų neigiamų pasiekmių ekonomikos augimui, investuotojų sentimentų. Tai tikrai gali turėti, nes dabar labai sunku pasakyti, čia ar mes po mėnesio, po 3, po 12 mėnesių situacija bent jau kažkiek normalizuosis ir stabilizuosis. Akcijų kainų korekcija daugiausiai lėmė būtent tas,
įverčių susitraukimas arba pesimizmas, bet ne pelnų sumažėjimas. Kol kas įmonių pelnai netrodo, kad mažėja. Jeigu neklystų, šią savaitę tos didžiosios įmonės skelbs rezultatus ir visiems bus įdomu pasižiūrėti. Šiaip iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo daugiau naudojam AI įrankių visokių ir atrodo, kad ir visas pasaulis tą daro. Tai kažkaip labai sunku man pačiam patikėti, kad tai praeis ir kad staiga nebesinaudos niekas tais įrankiais. O įmonės, tokios kaip Microsoft, ieško įvairių būdų, kaip iš to pasipelnyti. Kaip pavyzdžiui, jeigu naudosi AI įrankį, kurį prijungsi prie Microsoft Excelio, tai už tą AI įrankį jums papildomą mokestį kaip už atskirą licenciją. Tai va, JAF akcijos net ir po korekcijos jos išlieka istoriškai vis dar sąlyginai brangios, todėl kaip ir prieš 3 mėnesius minėjom, vis dar atrodo logiškiau stiprinti diversifikavimą ir investuoti šiek tiek daugiau į kitus regionus. Be abejo, nesakau, kad čia visiškai pamiršti JAF rinką, bet jeigu taip jau norit kažkokį taktinį sprendimą priimti, tai tas JAF akcijų brangumas, kitų pigumas atrodo suteikia pagrindo kažkiek peralokuoti, ir be abejo diversifikuoti. Kaip pavyzdžiui, tai čia mūsų vienas iš pagrindinių žinučių, mes tą žinutę transliuojam jau ne pirmus metus. Ir kaip pavyzdžiui pateiksiu šį mėnesį Momentum portfelio sudėtis yra besivystančių rinkų akcijos, žaliavos ir auksas. Tai iš vienos pusės galim sakyti, jeigu viskas išsisprendžia, nafta labai stipriai atpigs ir čia bus minusas, bet iš kitos pusės, jeigu išsisprendžia pabrangs besivystančių rinkų akcijos tikėtina, tai turim tokį, sakykime, šiuo atveju Momentum fondą labai subalansuotą. Vieną dieną matom, kaip akcijos kyla, nafta krenta, kitą dieną matom, nafta kyla, akcijos krenta ir kol ta situacija tokia neaiški, tai turėti bent vieną poziciją, kuri turi ganėtinai gerą diversifikaciją, atrodytų visai logiška. Tai iš savo pusės aš prezentaciją baigiau, ačiū už dėmesį, tikiuosi buvo aišku ir įdomu. Ir kaip matau, klausimų turim ne vieną, tai galim pereiti prie jų turbūt. Nebent Turėna dar kažką norėtum iš savo pusės paminėti. Kadangi daug kalbam dabar apie tai, kaip viena kita turto klasė arba įvykiai tarpusavį koreliuoja, turbūt pagrindinė išvada visiems investuotojams, nereikia ieškoti vienareikšmiško priežastingumo tose koreliacijose. Jeigu vienas kyla, kitas būtinai turi kristi, arba vienas jeigu krenta, kitas būtinai turi kilti, nes veiksnių yra begalė ir iš įvairiausių vietų mes galim sulaukti tokių naujienų, kur atrodo dar vienas karas, bet auksas krenta, ir daug įvairių kitų priežasčių. Todėl tas portfelio diversifikacijas, jeigu valdote savarankiškai, yra tikrai tas pastovus keitimas ir perkelimas ir bandymas atspėti, kur yra geriau dabar šiuo metu, yra nedėkingas dalykas, ir per mokymus mes dažnai apie tai rodom. Bet prieš perinant į klausimus, aš tik noriu paklausti jūsų, ar planuojate ateiti į mūsų antrą Investavimas LT renginį, nes tuo metu mes labai daug kalbėsim ir giliai apie visas turto klases, apie viską, ką paminėjo Artūras, bet kiekvienas pranešėjas ir bus savo srities specialistas, kuris pasidalins įžvalgomis ir apie regionus atskirai, ir apie turto klases. Tai aš paleidžiu gegužės 22 dieną, jeigu negirdėjot apie tai gal dabar girdėsit, tai parašykite, ar būsit, ar būtinai būsit, ar aišku ateisit, ar neteisit. Tai kuris jums labiau tinka, tai visą informaciją rasite Investavimas LT puslapyje. Ir Artūrai, tada perduotų tau, nuo kokio norėtum pats klausimo pradėti prieš kalbant apie investicinę sąskaitą, nes apie investicinę sąskaitą žiūriu klausimų nėra, tai rašykite, jeigu bus, kol mes kalbam apie žaliavų ir aukso kainos perspektyvas. Žinai, čia apie tas perspektyvas, tai metų pradžią pasimkim ir kokios buvo perspektyvos naftos kainai. Jos tikrai nebuvo tokios optimistinės, kiek dabar jinai kainuoja. Tai aš manau, apskritai yra turbūt pats, nemaloniausias ar sunkiausias. Šiaip prognozuoti yra geriau nedaryto, o prognozuoti, ką pasakys Trumpas ir kaip tai įtakos rinką, čia tik jisai vienas gali.
Tai ar galbūt jo ten sūnus gali, nežinau, bet tai dabar, žinai, tų scenarijų yra kokių. Jeigu situacija kažkokia forma sprendžiasi ir tenais atsidaro tas sąsiauris ir pradeda plaukti, tai natūralu, nafta koreguosis. Iki kiek jin koreguosis, iki 100, tiksliau, iki 80, iki 70, sunku pasakyti. Dabar jeigu tas konfliktas toliau tęsis ir jis gilėja turiu omeny, kad teko žiūrėti vieno, sakykime, žmogaus, kuris 50 metų geopolitiką analizuoja pokalbį ir sako, 2 scenarijai. Vienas scenarijus yra, kad Amerika siunčia kareivius, kas tik tai gilina šitą konfliktą ir, ta prasme, čia vis tik dar sudėtingėja. O antras, kad kažkokia forma susitarė, tai, tarkim, sako, manau, antras variantas mažai tikėtinas. tai čia, bet sakau, tų nuomonių galim labai įvairių išgirsti ir tie 2 scenarijai. Jeigu kažkaip susitarė, tai nafta koreguojasi, jeigu ne, tai tikrai galim matyti turbūt ir dar brangesnę naftą. Bet aš asmeniškai nemačiau kažkokių, esu matęs ten vieni kiti bankai, kad yra apie $150 už barelį naftos, prognozavo, buvo pasisakymų, kad gali pasiekti ir 200, jeigu ten susiklostytų vienokią ar kitokią situaciją. Tai čia aš tikrai nepasakysiu, kiek jinai kainuos. Scenarijų gali būti įvairių, o kaip jūs elgiatės su portfeliu, čia yra visiškai kitas klausimas. Tai ta prasme, jeigu jūs, nežinau, padarot analizę ir sakot, nafta tikrai brangs ir visą portfelį pabetinat ant naftos, aš manau, tai yra bloga strategija. Nes tų scenarijų vienas, kad jūs 100% žinot, kad bus vienas scenarijus, taip nėra. Niekada joks investuotojas taip negalvoja. Jis gali sakyti, kad galbūt šitas labiausiai tikėtinas ir, tarkim, aš su didesne dalim portfelio eisiu į šitą poziciją, bet tų scenarijų gali būti visiškai kitokių. Tai aš, nežinau, nesakiau turbūt į klausimą ir nemanau, kad aš galiu atsakyti. Esmė, kaip jūs elgiatės su investicijom ir ką mes darom su, tarkim, Momentum fondu, kuris yra aktyvus ir jis gali investuoti žaliavas ir jis gali aktyviai keisti pozicijas, tai mes pastoviai analizuojam bendrą situaciją ir koreguojam portfelio struktūrą. Bet mes ją koreguojam labiau atsižvelgdami į šiuo metu turimą naujausią informaciją, bet neprognozuodami, kas bus ateityje. Nes ateities nieks nežino. Kaip mes nežinojom metų pradžioj, ar kada užpuls tą Iraną ir ar užpuls. Tai tų prognozuotojų buvo, kurie sakė vienas kitas ir įvyko, bet šitokių vienetai. Tai klausimas ar labiau, ar tiesiog sėkmė ar ne. Taip, dar reikia prisiminti tą dalyką apie confirmation bias, tai patvirtinimo šališkumą, kad jeigu kažko tikit, visada surasit internete informaciją, kuri patvirtina jūsų įsitikinimus. Patenkate tai tam tikrą informacinį burbulą, visada ten būsite ir nematysite to bendro kito vaizdo. Tai su tuo įsitikinimais reikia būti labai atsargiai, nes kiekvieną dieną galima surasti informaciją, kad rinkos kils arba kris, kad žaliavos brangs arba pigs. Tai čia nėra vieno atsakymo į tą dalyką. O antras, tai kažkas jau rašo apie rinkos vidurkį, bet diversifikacija yra tas atsakymas į visus klausimus. Tai plačiai diversifikuojant per visas turto klases ir tikėtis to vidurkio maždaug yra tas efektyviausias, jeigu neinvestuojate su aktyviais valdytojais kaip mes. Galbūt yra žmonių, kurie jau ne pirmą kartą ir galbūt čia išgirs tą patį, bet galbūt yra žmonių, kurie klausia ir pirmą kartą. Tai man labai patinka, kai kalbam apie investavimą arba investicijų portfelį, tai aš mėgstu sakyti, žiūrėkit, jūs turite 2 pasirinkimus. Investuoti pasyviai, investuoti aktyviai. Pasyviai tai yra, susidedat portfelį, kuris tinka jums pagal riziką. Jame geriausia, kad būtų ir akcijų, ir aukso, ir nekilnojamo turto, ir obligacijų. Viską galit pasidaryti per ETF-us, galit pasidaryti per mūsų fondus, super diversifikuotą portfelį, kur susidedat
ir pasiemat rinkos grąžą su priimtina rizika. Dabar, jeigu mes kalbame apie jau sekantį žingsnį, aktyvus portfelis, tai kaip Raidalė yra pasakęs, šitoj vietoj aplenkti rinką yra be galo sudėtinga. Gali pasisekti, gali nepasisekti. Aš tikrai žinau, kad kiekvienais metais aplenkti rinką, bent jau mums neįmanoma. Aš nemačiau tokios strategijos, kad kiekvienais metais aplenkti. Tai va, bet yra konceptų, strategijų, kur taikydamas jas pastoviai, tu gali tikėtis išspausti didesnę grąžą ir žinoti ateities nebūtina. Prasme, gali turėti strategiją, kuri analizuoja, tarkim, dabartinę situaciją, pagal dabartinės situacijos kriterijus priimi sprendimus ir formuoji portfelį ir ilgainiui uždirbi daugiau negu rinka, išnaudodamas dažniausiai tam tikrus iracionalumus kitų investuotojų. Tai va, ir dabar, pavyzdžiui, man patinka į rinką žiūrėti ir tą analizę daryti tam, kad susiformuoti bendrą vaizdą ir tam tikrus lūkesčius. Bet tai priimti aktyvų sprendimą pagal tai yra, aš sakyčiau, ganėtinai pavojinga, ypač jeigu jūs neturite aiškių taisyklių. Tai va, aš kaip pavyzdį pasakysiu, tarkim, pavyzdžiui, mūsų vėlgi Momentum fondas, kadangi jisai aktyviausias ta prasme, kad jisai gali turėti įvairių turto klasių per visą pasaulį ir akcijų, ir obligacijų ir panašiai, ir jis aktyvus, jis keičia. Tai tarkime, tai, kad žaliavos jau artėja kažkur prie top pozicijų, tai jau matėme mes prieš 2-3 mėnesius, bet vis dar nepateko tarp tų top 2-3 pozicijų. Ir pirkimą darėm mes čia šio mėnesio pradžioj, kas galim sakyti, tai pavėlavom, bet esmė ne čia, esmė dabar arba tu taikai tą strategiją ir disciplinuotai, arba ne. Mes ją taikom labai disciplinuotai ir taip pat žinot, kada pakeisti. Tai dabar mes tą poziciją susiformavom ir jeigu ta situacija toliau, konfliktas gilėja ir nafta brangsta, ar kitos žaliavos brangsta, tai iš to turėsim naudos. Jeigu ne, neturėsim. Bet mes žinom, kad maždaug iš 100 arba ten iš 10 maždaug 6 sprendimai pasiteisina ir jie ypač pasiteisina, kai išsivysto ilgalaikė tendencija. Tai ilgalaikė tendencija, jeigu neišsivystys, mes žinom, kada mes keisim poziciją. Ir su aktyviu investavimu daug kur būna problema, kad investuotojas jisai turi kažkokią strategiją, pasidaro analizę, priima sprendimą, bet jis neturi exit plano. Ir tada, kai neturi exit plano, jisai tą poziciją dėl kažkokių priežasčių įsimyli ir lieka su ja. Aišku, tų strategijų yra labai įvairių skirtingų, vienos galbūt tos labiau value, long term investicijos, kitos jos labiau aktyvios, tos vadinamos taktinės. Bet mintis tokia, kad turit pasyvų arba aktyvų kelią. Pasyvų gana lengva susidėlioti ir nereikia spėlioti ateities iš vis. Tiesiog turite plius minus visko, vadinamas visų oro laikų portfelis. Turi turto klasę, kuriai gerai, kai brangsta nafta, kai pinga nafta, kai akcijos kyla. Arba turit aktyvų, bet tada turi turėti labai aiškias taisyklės ir strategiją, kada perkat, ką perkat, kada parduodat ir ką parduodat. Jeigu šito neturit, tai tada geriau aktyvios strategijos iš vis net netaikyti. Pagaliau turim klausimą apie investicinę sąskaitą dėl mokesčių. Jeigu daro pavedimus, Andrius klausia, ten į sąskaitą 1000 eurų ir yra mokesčių nurašoma, tarkim, už vienkartinį pirkimą, tai deklaruojant reikia kurią sumą nurodyti. Deklaruojant, čia dabar investicinę sąskaitą deklaruojant, tą įnašą vadinamą, jeigu aš pasitikslinsiu. Jo, tai jeigu kalbam, tai visa į mintis tokia, kad jeigu jūs investuojat į mūsų fondus iš kažkokios banko sąskaitos, mes visada sakėm, jau nuo 25 metų pradžios sakėm, kad investuojant į mūsų fondus idealiausias variantas yra jūs atsidarot banko sąskaitą skirtą investavimui, persivedat pinigus į tą sąskaitą ir tada iš tos sąskaitos perkat fondo vienetus ir kai parduodat grįžta į tą sąskaitą. Toks sandoris yra traktuojamas kaip tinkamų finansinių produktų pirkimas ir tai nėra išėmimas iš investicinės sąskaitos. Tik tai
klientai mūsų Synergy sąskaitos deklaruoti kaip investicinės negali, nes Synergy turima sąskaita yra vertybinių popierių sąskaita, o vertybinių popierių sąskaita pagal ten tą investicinę sąskaitos reguliavimą netinkama sąskaita kaip investicinė. Bet pats fondo pirkimas, fondas tinkamas, fondo pirkimas iš kitos investicinės sąskaitos tinkamas. Ir tada, ką aš noriu pasakyti, kad jūs, tarkim, persvedė 10 000 investicinę sąskaitą, už 10 000 perkat fondo vienetus, tai va tas 10 000 ir yra, sakykime, tas įnašas jūsų investicinė sąskaita. Nors po to į fondą investuota suma buvo 9900, o 100, tarkim, yra sumokėtas komisinis mokestis. Bet įnašas tas yra 10 000. Arba, kitaip tariant, jeigu nesinaudojate investicinę sąskaitą, tai jūsų savikaina yra 10 000. Jūs 10 000 sumokėjot. Nes galima imti ne tik tai tą, vadinkim, pačio vertybinio popieriaus įsigijimo savikainą, bet ir susijusius mokėjimus. Kaip, pavyzdžiui, komisiniai mokesčiai, ten dar kažkokie banko mokesčiai gali būti ar panašiai. Taip pat geras klausimas, tiesiog visas senesnės investicijos iki 2025 metų, jeigu fondai buvo pirkti 2023 metais iš bendros sąskaitos, ar jas galima priskirti prie investicinės sąskaitos? Taip, visi mūsų fondų pirkimai, kurie buvo daryti iki 24 gruodžio 31, jūs galite priskirti prie investicinės sąskaitos, tik jums reikia turėti investicinę sąskaitą, kurią jūs uždeklaruosit kaip investicinę sąskaitą. Ir ją reikia turėti 25 metais. Tai reiškia, turim klientų, kurie neturėjo absoliučiai jokios sąskaitos, kuri galėtų būti deklaruojama kaip investicinė sąskaita. Tai tada dėja bandėm su VMI aiškintis, kad galbūt galima dabar klientui atsidaryti sąskaitą ir ją priskirti, bet jų pozicija buvo labiau tokia, kad jeigu 25 metais neatsidarėt sąskaitos ir neturit, kuri būtų tinkama investicijom, tai tiesiog elementarios, tuščios sąskaitos, kur nebuvo jokių ten, nežinau, pirkimų, pavedimų, tai tada jūs kaip ir neturit prie ko priskirti tų įsigijimų. Čia patarimas būtų vienas. Reiškia, esam ne su vienu klientu bendravę, sakom, pasižiūrėkit, VMI deklaracijos formų yra sąskaitų sąrašas. Nu, žinokit, man buvo nuotykis, kad žiūriu, turiu sąskaitą Peiserui, buvau pamiršęs. Kitas klientas sako, turiu sąskaitą atsidaręs N26 bankė, buvau pamiršęs. Orion Securities galbūt turit kokią nors vertybinių popierių sąskaitą seną, kurios nenaudojot, buvot pamiršę. Tai va, tiesiog surasti sąskaitą, kurią galėtumėt priskirti kaip investicinę. Tai turi būti, tai idealiausia, paprasčiausia, tai yra tiesiog banko, kurį naudojat sąskaita, kur nedarėt jokių operacijų. Tai, va, tai įnešt galit, tik tai turit turėti nurodyti sąskaitą, kurią priskiriat kaip investicinę. Ir tai nėra Synergy Finance sąskaita. Taip, tai tiesiog jeigu šiais metais tik atidarė sąskaitą, tai ją galėsite deklaruoti kaip investicinę kitais metais. Jau šiais metais negalėsite. Ir turbūt viskas apie tą investicinę sąskaitą. Taip, Aušras klausia, ar ankstesnės investicijas taip pat galima su visais mokesčiais nurodyti kaip pirkimo kainą. Taip galite. Rena, čia dar, jeigu galim, sugrįšiu ir pareflektuosiu, Edgaras rašo, puikiai žinia, kiek supratau, investuoti lygų loterija, lygų kazino PM ant PM. Arba dar buvo kitas komentaras, kad kuo daugiau žinai, tuo daugiau supranti, kad nežinai nieko. Nesutinku ir per mokymus mes rodom vieną labai tokią neblogą skaidrę. Monetos metimas yra PM ant PM. Kazino, jeigu imsim ruletę, tai yra labiau gal net KEM 9, PM 1, tai yra mūsų nenaudai. Su, pavyzdžiui, investavimu į akcijas, dienos bėgiai yra PM 5, KEM 5. Tai reiškia, kad dienos bėgiai akcijos kyla PM 5 procentai, kad krenta 45. Jeigu mes investuojame mėnesį, tikimybė, kad mėnesinis rezultatas bus teigiamas, yra maždaug jau 60-65 procentai. Metų bėgiai jau artėja prie 70 procentų, investuojant į maždaug 5 metus į akcijas. Tikimybė, kad būsit pliuse, yra artima 90 procentų. Imant JAF akcijų į rinkų istoriją, įskaičiuojant Didžiąją depresiją, pirmą, antrą pasaulinius karus, nebuvo neigiamo 15 metų periodo, arba kitaip tariant, investuojant 15 metų plus,
JAF akcijų istorija rodo praktiškai 100% tikimybę. Tai kitaip tariant, kuo jūs ilgiau investuojat, tuo jūsų tikimybė didėja, o ne PM ant PM. Ir ką gali blogiausia padaryti, tai treidinti, arba kitaip tariant dienos bėgė, tada taip, tai bus grubiai PM ant PM, kadangi darysit greičiausiai nežinot, ką darysit, tai gali būti ir mažesnė tikimybė. Bet investuoti ypač ilgam laikui tikrai nereikia žinoti, kas bus, tikrai nereikia būti ten rinkos genijum ir sekti kiekvieną dieną įvykius arba kiek Tesla pagamino automobilių, šito visiškai nereikia. Reikia susidėlioti tinkamą portfelį pagal rizikos ir grąžos santykių jums tinkamą. Tai va, ko daug kas nepasidaro, daug kas pradeda investuoti taip, kad kažkur perskaičiau, kažkas pabrango daug, draugas pasakė, perku, tikiuosi, kad pabrangs. Puikiai strategija, su tokia tikrai toli nueisit. Tai šito, sakyčiau, reikėtų vengti ir pradėti nuo normalių klausimų ir tada tai nėra PM ant PM. Geras klausimas irgi. Giedriaus, ar kai deklaruoji Synergy Finance fondus, tu deklaruoji bendrą sumą pirktą ar kiekvieną fondą atskirai jos pirkimo kainą? Bendrą sumą pirktą visais, nesvarbu, ar Synergy, ar Interactive Brokers, pirka ETF-us, ar Svedo, reikia nurodyti sumą. Reiškia, pavyzdys, tarkim, iki 24 metų gruodžio 31 įvairius fondus investavau 20 000 eurų, dabar jų vertė kitokia, bet už kiek juos pirkau, reikia tą vadinamą savikainą. Ir rašau 20 000, viskas. Ten Svedą vienaip įtraukiu, ten kitur kitą banką, kitą sąskaitą kitaip įtraukiu, Synergy fondus priskiriu prie, tarkim, kažkokios banko sąskaitos įtraukiu tą sumą, bet atskirų fondų, atskirų akcijų sąrašo teikti nereikia, viena suma agreguota. Matau, kad 45% dalyvių paspaudė, kad svarsto dalyvauti Investavimas LT renginy. Tai tikiuosi, kad po mūsų šiandien susitikimo su Artūru nuspręsit vis dėlto dalyvauti, labai jūsų ten lauksime, norime su visais gyvai pabendrauti. Tai dar jeigu yra klausimų, toliau galima atsakinėti. Kaip VMI suvaikščios duomenys, jeigu investicinės sąskaitos neturiu? Jeigu investicinės sąskaitos neturit, tai jūs by default naudojat senąjį tą anksčiau buvusį režimą, o kuris yra realiai labai paprastas. Jūs, kai perkat bet kur vertybinius popierius, jūs nieko nedeklaruojat, kai parduodat, jeigu tai yra lietuviška finansų įstaiga, jinai pateikia jūsų pajamas VMI, tik pajamas, tai reiškia, už kiek jūs pardavėt, ir dauguma šito vietų išsigąsta, sako, bet aš uždirbau tai ne tiek, už kiek pardaviau. Bet tada jums reikia įsivesti pačiam savikainą, nes finansų įstaigos neteikia informacijos apie jūsų patirtas išlaidas investuojant, nėra tokios pareigos ir galimybės, tai pats asmuo turi įsirašyti išlaidas ir viskas, ir priklausomai nuo to, koks rezultatas, jis apsimokestina tam tikrų tarifų. Yra 500 eurų lengvata, jeigu naudojate senąjį režimą, ir tada priklausomai nuo to, kokios jūsų visos kitos pajamos ten akumuliuojasi ir gali būti tarifas vienas, gali būti tarifas kitas. Tai čia, jeigu nedeklaruojate investicinės sąskaitos, tai jūs pagal senąjį, sakykime, režimą toliau investuojat. Ir čia skirtumas turbūt tas, kad naudojant seną režimą jums, kai investuojat, nieko daryti nereikia, bet reikia daryti, kai parduodat, o su investicinė sąskaita jūs turite ir deklaruoti tuos vadinamus įnešimus ir po to išsiėmimus. Taip, Giedriau, galima turėti abu režimus, atidarykite investicinę sąskaitą šiais metais ir pradėkite nuo kitos metų deklaruoti. Aš dar atskaitau Edgaro, patikslinsiu klausimą Giedriaus, konkrečiai apie 25 metus įnašus deklaruodamas supratau, kad VMI prašo deklaruoti įneštas sumas į sąskaitą. Nelabai supratau klausimą, bet mintis, kalbant apie investicinę sąskaitą, dabar mes deklaruojam sąskaitą už 25 metus. Tai yra pirmi metai ir VMI leidžia įnešti ir seniau negu 25 sausio 1 įsigytas investicijas. Tai reiškia, dabar, kai deklaruojate investicinę sąskaitą,
Šiaip pasižiūrėkite, yra Investavimas LT podcastas su VMI, ten yra nuoroda į gidus VMI paruoštus, bet žingsniai yra tokie. Visų pirma, paspaudžiat, ar jūs naudojatės investicinės tos režimo ar ne. Jeigu naudojatės, spaudžiat naudojusi ir jums reikia pasirinkti sąskaitas, kurias priskirsit investiciniai sąskaitai. Tai tenais bus lietuviškose įstaigose jūsų turimos sąskaitos, galėsit pasirinkti iš sąrašo. Jeigu tame sąraše nėra, pavyzdžiui, naudojate Interactive Brokers ar Trading 212, jų nebus, reikės įsivest pačiam. Tai čia yra pirmas žingsnis. Nusirodot investicinės sąskaitas. Tada klausimas, ar norite nešti seniau įsigytus vertybinius popierius. Jeigu taip, tada turite prie kiekvienos sąskaitos, tarkim, prie SEBO, prie Interactive Brokers, įvesti operaciją įnašas. Tai reiškia, kokią savikainą tų vertybinių popierių jūs įnešat. Tai čia antras žingsnis. Tada trečias žingsnis, ar 25 metais buvo kažkokių įnešimų naujų į tą sąskaitą ir išėmimų iš jos. Jeigu kiekvieną mėnesį vedėt po ten 100 eurų, tai ir reikia suvesti. 100 eurų, 100 eurų. Galite sumuoti visas sumas ir suvesti, tarkime, 1200. Bet jeigu buvo išėmimas, tai reikia ir įnešimų suvesti, ir tada išėmimą suvesti. Pavedimai tarp investicinių sąskaitų, tarkim, deklaruojat SEB investicinę sąskaitą ir Interactive Brokers ir vedat iš SEB Interactive ar atgal, pavedimai tarp investicinių sąskaitų, jie nedeklaruojami, nereikia, nes pinigai juda toj, sakykime, bendroj jūsų sąskaitoj, kuri apima tas kelias sąskaitas. Visi šitie dalykai yra ganėtinai išsamiai atsakomi, žinokit, VMI Dūkė, ten yra 40 klausimų. Tikrai, jeigu norite deklaruoti, planuoja deklaruoti, pasiskaitykite, ten atsakymus gausite turbūt 80% klausimų. O yra dalis klausimų, kur kol kas dėja, bet dar neturim atsakymų. Dėl to ir turim galimybę deklaruoti dar vieną mėnesį. Taip, tai nežinau, Artūrai, gal mes tada finalizuojam, jau virš valandos būnam, klausimai jau tokie jau teoriniai, bet ačiū visiems, Synergy Finance platformoje bus įkeltas įrašas ir prenumeruokit mūsų naujienlaiškį ir dar kartą primenu, kad labai laukiam visų Investavimas LT renginė. Ačiū, Artūrai, tau labai už įdomias įžvalgas, kaip visada, ir susitiksim kada vasarą ir kalbėsim jau apie antrą ketvirtį. Dėkui visiems. Dėkui visų.